Aš gal kalbėsiu kaip Šiaulių miesto tarybos narys ir kaip komiteto pirmininko pavaduotojas. Mane kartais desperatiškai būtent paima pyktis, kada mes kalbam apie savivaldos negalę. Aš noriu paklausti, kiek tarybų yra suformulavusių labai aiškiai savo uždavinius ir tikslus. Pavyzdžiui, kad Šiauliuose liktų 10% daugiau studentų, kurie baigia vidurinės mokyklas arba gimnazijas. Kiek iškeliam mes reikšmių, kurios yra svarbios mūsų savivaldai, kad mūsų kaime, mūsų miestelėje, mūsų gyvenvietėje, ten, kur mes esam, būtų sėkmė ir švietimas būtų naudojamas kaip įrankis. Kiek sąmoningai mes naudojam iki mokyklinį ugdymą kaip įrankį, būtent formuodami savo politiką. Pavyzdį pateiksiu iš Šiaulių miesto. Lengviau nutiesti vandentiekį iki kapinių už 500 000 negu kurti kūrybinių industrijų vietą, kur būtų kūrybinės industrijos jauniems žmonėms daryti tam tikrus veiksmus. Ir tai yra tie patys pinigai. 40 metų šitos kapinės buvo be vandentiekio ir jos egzistavo. Kūrybinių industrijų Elnio fabrike, kuris yra 100-metės tradicijas turintis, mes nesukūrėm. Tai aš kartais galvoju visuomet apie tokį dalyką. Tinklo pertvarka nėra pats savaiminis tikslas. Tinklas, apie kurį čia visi šneka nuolat, jis kinta ir kis. Esmė yra, ką jūs kalbat, iš tikrųjų visi, aš kaip tarybos narys sakau, tai yra mokinys. Ir tą mokinį turi matyti ne prezidentė, ne Seimo pirmininkė ir ne vyriausybės vadovas, o savivaldybė. Ir tą mokinį turi matyti būtent pirmiausiai tie, kurie yra išrinkti savivaldos lygmenių. Kada man sako apie krepšelį, aš leisiu savo duoti labai tiesmukišką atkirtį. Tai yra tik įrankis. Tarybiniais laikais, 99 metais, kol dar nebuvo įvestas krepšelis, aš buvau mokyklos direktorius. Taip pat vedėja man neleisdavo komplektuoti, jeigu neturi 31 mokinio, neleisdavo komplektuoti klasės. Buvo tas pats krepšelis, elementariausiai neleisdavo atidaryti dar vienos klasės, jeigu neturi tam tikro kiekio mokinių, bet leisdavo atidaryti, jeigu matydavo prasmę tame. Tai yra tik įrankis. Įrankis negali būti kaltas, kada mes nenorim vykdyti politikos. Tai šitoj vietoj aš kalbu ne tik ne kaip viceministras, iš tikrųjų kalbu kaip politikas. Aš labai atsakingai pareiškiu, taip pat rinktas, kaip ir daugelis čia sėdinčių, ir už kurį taip pat balsavo žmonės. Ir eidamas į rinkimus aš labai atvirai sakiau, kad uždarinėsim mokyklas. Uždarinėsim dėl to, kad nuo 25 000 sumažėjom iki 15 000. Ir balsavo žmonės, ir išrinko. Ir alternatyvos tame nėra. Esmė yra tame, kad kokybė būtų, kad būtų mokymasis, o ne tik pastatas renovuotas ir ne tik mokytojai turintis darbą. Mokytojas, kuris tik šiaip dirba mokykloje ir neturi prasmės to darbo turėti, tai tada yra didžiulė problema. Ką dar aš galėčiau pasakyti kaip tarybos narys? Tai šiuo atveju, kad aš matau klausimus, kurie yra svarstomi komitete, aš labai dažnai pastebiu tokią tiesmukinę interpretaciją tai, kas yra parašyta vienam ar kitam reglamentuojančiam akte. Tai yra... Paimkim paprastą variantą, 6-5%. Kiek 6-5% perskirstomų lėšų yra naudojama tam tikriems tikslam pasiekti, o ne, pavyzdžiui, pagal vaikų skaičių paskirstimas, pagal R koeficientą perskirstimas. Ten yra aiškiai parašyta, kad galima iš to formuoti politiką. Kiek tvarkų savivaldybėse iš 60 yra orientuota į tam tikrus tikslus per 5-6%. Tai, kad ir, pavyzdžiui, paprastas variantas, meno kolektyvo vadovai, jeigu mums yra svarbi kultūra, būtent finansuojami šitie etatai iš 5-6%. Arba atvirkščiai, spec poreikių vaikams būtent pridedami pinigai, kad būtų mokytojai padėjėjai iš 5-6%. Tai aš būtent matau, kad mes kaip savivaldybės atstovai turim
ne tik bijoti tos centrinės valdžios, bet ir rodyti pavyzdį, kaip mes gerai tvarkomės, kas iš tikrųjų yra, ir tas yra iš tikrųjų Lietuvoje daug, kai pervažiavus mokyklas pasižiūri, tai tikrai švietime yra viskas pakankamai gerai palyginus su kitom sritim, kad mes iš tikrųjų norim kurti ir naudoti švietimą kaip įrankį regioniniai politikai. Tai mano tokie pastebėjimai.